nepradėti nuo svorių salėje. Pavyzdžiui, einu į salę, sportuosiu, raumenynas mano stiprės ir aš stiprėsiu. Tai va čia šitoj vietoje irgi gali būti klaida ir dažnai būna, nes pagrindiniai raumenys svarbiausi žmogui, vaikščiojant, sėdint ir visom kitom prasmėm. Tai yra gilieji, tokie užstatinę padėtį atsakingi. Mes sėdim dabar tiesiai, tai labai dirba vidiniai raumenukai, kurie aplink stuburą. Ir ne tik, bet ir aplink stuburą apsisukę jie taip gražiai kaip apsauginiai saugos lankstelius ir jie dirba, kad mes galėtume sėdėti tiesiai. Tai vat jie yra svarbiausi mūsų sveikam gyvenimui. Tai logiška būtų pradėti nuo jų treniravimo, pirmiausia, aišku, įvertinimo, kurie labiau dirba, kurie iš viso išėję atostogų galbūt ir neaptarnauja kūno, tai perduoda kažkam savo darbą. Pradėti nuo giliųjų raumenų, tiek dubens dugno, tiek pilvo sienos, tiek stuburą saugančių giliųjų raumenų. Tai pagrindiniai šitie yra raumenys. Čia kaip palyginčiau kaip pastatui pamatas. Kai pamatas tvirtas, teisingai suformuotas, tada jau galim fasadą visaip ir jį gražinti ir didinti. Monodaktaras.lt